Labas rytas, šeima. Mūsų kelionė prasideda nuo namų užrakinimo. Ar jau pamojuosi? Atvažiavom, aikštelė buvo pilna ir iki mūsų galutinio taško dar yra 1,5 kilometro. Nu, pasidėk į mašiną tada. Žodžiu, neišsiruošiam niekaip. Gabaliuką kelią nuėjom, gal kokį kilometrą. Čia yra viešbutis 5 žvaigždučių. Turi savo privačioj teritorijai ir natūralius baseinus. Aris jau pamatė baseinus, iškart nusiminė, kad juose negali maudytis. Einam toliau. O už to kalno matysis mūsų šios dienos tikslas. Nu ką, Arijus gavo gėrimą, o mes varom takučiu. 3 kilometrai. Biški kalno, biški nuo kalno. Nedaug, Arijau. Čia nedaug, sūnau. Nu ką, leidžiamės į apačią. Pasiruošt, dėmesio, keliaujam. Kelias dar nepasiekėm, gal trečdalis. Atžygiavom iš ten tos viršūnės kelnų į apačią į viršų. Ir mūsų tikslas žygiuoti toliau, eiti ten. Ten yra mažo žmonių girlianda. Ir kažkur tik tenai. Kažkur ten gale yra taškas. Gal dar aukščiau, nežinau, bus matyt. Saulėta diena šiandien pasitaikė mums, plus 21, jutiminė gali būti kiek daugiau. Saulė kabina, varom.
atskaitos taškas. Artūras sakė, trečdalį kelio jau nuėjom. Liko dar 2 trečdaliai. Einam ten viską. Pasakoja, kad po kiek metų gali tų uolų nebelikti, nes tos rudosios, jos yra gana minkštos uolienos ir vanduo jas išplaus po kiek tai metų. Dabar laukia visą laiką kopimas į viršų laiptai. Mūsų mėgstamiausias dalykas. Mes atėjom iš tenai, kur matos palmės, žygiavom, užlipom laiptais. Taip, jau daug nužygiavom. Ir dar liko. Praleisk kariau, teta. Nu, lip, kirtu. Dar vienas lėktuvas. Nuėjom pusę kelio, gal daugiau, gal mažiau. Ir atėjom antrą apžvalgos taškelį. Aš jums parodysiu. Biškį karšta, o ventiliatorius natūralus. Čia saulė. Sušilai, visi šlapi. Nuo tenai atžygiavom. Saulė tai kabina gerai. Grįždami bandysim nusileisti ten prie paplūdimio, o mūsų kelias toliau žygiuoja. Pasiruošt dėmesio, vėl kylam į viršų.
Biškai pavargom. Atėjom, bet nuo ten. Atėjom. Ir dar laukia. O, kažkaip nusirengė. Kepurę pasarijų, tai reikėjo pasidaryti alternatyvą ir pasidariau iš megztinio. Čia fainas vėjukas dar užpučia, praleidžiam keliautojų kamštuką ir einam toliau. Kelias 7 kilometrų mes jau nupėdinam. Ir nežinau, arba vienas tikslas, arba kitas tikslas. Ta tikslą į viršų, ar jis tikrai atsisakys eiti, tai nežinau. Bet einam toliau. Now we talk in English because we don't want that my child understand this one. So we told downstairs is a pub. We can stop to drink and eat something when we came back from this hill. And Arijus asking, tai ką čia pasitarėt? Ką čia nusprendėt? Tai Arijui visą laiką, kai nenorim, kad jis suprastų, kaip mūsų tėvai tarpusavy kalbėdavo rusiškai, tai mes kalbam angliškai. Gerinu savo kalbinius įgūdžius. Ką? Kalnų oželė. Oh my God. Radom kažkelintą apžvalgos aikštelę. Einam apžiūrėti olas. Olą radau. Ar jau, žiūrėk, norėtum va ten įlysti? Ne. Kodėl? Nu va tenai, va matai olą. Norėtum? Norėčiau. Matau. Ką pasitarėm? Eiti toliau. Dar vienas lėktuvas leidžias. Priėjom kalniuką. Viršūnė, aišku, yra perspėjimo ženklai, kad nelipti. Bet ale kas tau klausys? Žiūrėkit, visi lipa. Lipa ir aš.
Mano vyrai jau priekį. O paskui eisim gerti cervežos. Į apačią. Va čia, kur yra va tie saulės kolektoriai. Ten yra bariūkštis, kur sakiau. Ar jis gaus ledų, o mes kažko. Lipam. 3, 2, 1. Pasiruoš dėmesio. Marš. Na čia jau keliukas kiek pavojingas. Tai kamerą kišu tenai, bet va, nuėjom iš tenai. Ne, tiksliau šiaip dar toliau nuėjom, nes mašiną toli pasistatėm, nes policininkai sakė, nėra parkinge vietų. Tai plus 1,5 kilometro dar. Nu, šiandien bus irgi geras haikas. Per kalnus, pakalnes, va, jam va ten tuo siauruku. Ir... O, girdžiu, kažkas droniukas skraidina. Gerai, lipam, pasimatysim viršui. Dar šiek tiek liko į kalniuką. O čia vat matos tos kitos uolos. Jas skiria vandenynas, įlanka, tai šita ir šita, jos nesusijungia. Nežinau, gal perplaut galima. Bet abejoju, ir įmanoma nusileisti iki tenai. Nors ten galiai yra švicuriukas, tai tikėtina tenai plaukia visą laiką su kateriu. Mūsų visas atstumas. Lipu į viršų, parodysiu finišą. Finišos. Viskas. Įlipam. O, paprašaika. O, ten kateriukai. Ant Madeiros krašto. Žuvėdrai vieną kartą, mes nenorime kentėti. Reik žuvėdra, reik vieną kartą, aš nenoriu kentėti. Pailsėjom, pabuvom, pasidžiaugiam ir dabar laikas eiti atgal. Iš čia iki ten ir paskui dar biškiuką. Pasiruošt, 2, 1, einam.
Nusileidom nuo aukščiausio savo šiandienos taško iš tenai. Paskui pažiūrėsim, kokiam aukštį buvom. Bet gal koks puskilometris tikrai, jei nedaugiau. Ir dabar einam į Kaboką greičiausiai. Varom. Žiūrint dabar į Madeiro salą, tai šitam krašte atrodo mažiau debesų būna šitam kyšulį, nes visi debesis glaudžiasi ties kalnais, o čia tokių viršūnių nėra, tai čia yra ženkliai šilčiau. Nežinau, bent jau telefonas rodo 21, jutiminė tai gali kokia 26 netgi būti. Kabokas. Alaus. Nu, aš alaus negeriu. Atsistojam į eilutę savo toj kavinėje. Keliautojų yra tikrai nemažai. O, už mūsų dar yra. Galim pasiimti sumuštinę. Ir bebidas. Cerveza. Eu bebo cerveza, eu bebo cerveza. Kas pavalgęs nepamiega, tas didžiausias tinginys užkando pasnaus ir toliau galėsim varyti. O mes tiesiog sėdim sarėm, mane. Padėk tėčio telefoną. Pailsėjom, kažkas pasnaudė. Laukiu. Kur girdė? Žodžiu. Aris va šitai žaidžia. Ir kažkokie paukščiai girdis. Saulė jau pasislėpė debesyse, nebėra taip karšta eiti. Dar vienas lėktuvas parvaro. Žodžiu, čia jau 10 lėktuvų nusileido, jei ne 20. Su turistais iš visų kampelių. Einam šiek tiek kitų kelių. Mes va čia atėjom per viršų. Paskui kažkur tas kelias va susijungs. Mes va čia per viršų atėjom. O dabar leidžiamės per apačią. Ir eisim čia. Ir kažkur ten susijungsim vėl. Važiuojam. Nuogaliai pležinas. Čia yra prieplauka, iš kurios galima išsinuomoti, tiksliau nusipirkti turą laivuku, kateriuku. Ir jisai vat plukdina iki vienas maršrutas vat iki tenai. Kalnas, į kurį mes įlipam. Čia apžvalgos vieta? Čia prieplauka. Tai va čia gabena prieplauka. Prieplauka tai yra ir gabena maisto produktus ir turistus. Reikia grįžti štai ten ir pradėsim kilti į viršų iki šitos vietos. Paskui ten kilsim dar į viršų, susijungsim, eisim to kalniuko viršumi, į apačią į viršų ir pasieksim tenai. Tai va, žengte marš, o čia šalia kažkas kempingiuką įsikūrė.
triusikai džiūna. Šiaip Madeirai nelabai galima kempingauti, nebent tam tikrose vietose išsiperki leidimą. Kitu atveju gresia nemažas baudas. Iš ten nulipam. Čia kavinė, din. Į apačią, čia prieplauka. Ir kylam į viršų. Į krosnį išsilydytų ir Dar parodyk. Ir aš pabandyti. Ieškom geležies. čia geležies. O, Va, žiūrėk, kiek daug. geležies rūda. Ir aš dabar Palauk. Užteks. Man teks dabar valyti. Kas čia laikrodžio? Jo, čia laikrodžio magnetas. Tai va, Va, išvis čia yra paliko geležies rūda. Geležies O, smėlis. čia geležies. Tas smulkusis. Ai, tos visos rūdys. Bet čia... Va, pažindinam sūnų su geologija. Dar biškį liko. Laukia paskutinis mūsų kalniukas. Paskutiniai laiptai. Ir... va, mūsų viršūnė. Yay! Very proud of me. Very didžiuoju savim. Aišku, didžiuoju arijum. Patikėkit, kiek arių jūs ėjo zirzdamas, kad noriu ledų. Bet vienas dalykas jam padėjo iškęsti visą tą kelionę, visą tą žygį. Tai kalbėjimas apie Minecraftą su tėčiu. Viskas, tėti, ir tau reikia parsisiųsti, tėti, aš pastatysime tą, tėti, pastatysime aną, mama, gal tu nori irgi parsisiųsti, tada visi mes žaistume Minecraftą. Dabar yra Minecraft'o era. Tai va, gražus vaizdas, mano čiurnai biški šakės, taip, čia ta pati čiurna, kuri po 10 kartų buvo išsukiota. Bet nieko, dabar atsisėsim į mašiną, spėju bus toksai pojūtis, kad bus ištinusi bate, bet nieko. Nu čia traumų pasekmės, daugiau nieko nepasakysi, reik vaikščiot normaliai. Bet ko jau ko, haiko batai Madeiroj yra būtinė, nors mačiau su lakierkom. Kažkas varė su šliopansais, kažkas varė su basutėm, vos netokiais išeiginiais batukais, Versačes ar Gucci. Tai nežinau, mačiau, kad jie ir su suknelė, su karoliais. Žodžiu, kiekvienas eina šitą haiką skirtingai. O, dar vienas lėktuvas perskrenda. Gerai, nusileidau. Dabar reikia užkilti. Nežinau, kaip jie skaičiuoja, bet iki ten tos mūsų viršūnės tikrai ne 3 kilometrai. Nežinau, jie gal tiesiai skaičiuoja be pakilimų ir nusileidimų, bet čia tikrai ne 3 kilometrai. Viskas. Įvykėm savo kalną. Aris
eina prašyti jų ledų. Važiuosim dar ką nors aplankyti. Įveikėm. Ir mes buvom tenai, ant šitos viršūnės. Šiandien oras mūsų visiškai nelepina. Tai kur trainėsimės? Po prekybcentrius. Aris jau susirado žaidimo vietą. Čia, kamerą reikia nusivalyti. O čia shopping centras. Vietinis prekybos centras, toks nedidukas mūsų miestelį. Jie mėgsta labai loterijos bilietus ir ne tik. Tai pasižiūrėsime, kas čia yra. Čia poros aukštų prekybos centras yra. Arijus jau kušino senelį. Tai nusipirksim dar maisto porai dienų. Ir ruošimės naujakui. Nesuranka. Atvykom į Funšalį savo naujametinį vakarieniai. Atvykom į Porką barą, restoraną, pubą, kaip čia pavadinsi, nežinau. Lūpos pasidažytos ir pasiruošę maistą. Mes su Arim tu čia nesąžiningai. Gerai, žaidžiam užgrobti žemę. Piešiam po 2, žiūrėk. 1, 2, čia yra mano. Dabar tavo 2. Dabar mano. Čia į palaplinį yra 1, 2. Čia yra tokie padėklai. Ir ant jų mes žaidžiam su Arim. Dabar mano eilė, ar ne? Čia 1, 2. Žiūrėsim, kas laimės. Į sveikatą! Naujametiniam Funšalį. Liko 3 valandos dar iki ferverkų. Lietuvai valanda. Australija jau atšventė naujosius metus. Mes dar tik ruošiamės. Tai bandysim dar prastumti tas 3 valandas ir ieškotis geriausios vietos ferverkam, nes Funšalį Madeiros ferverkai laikomi vienais geriausių, vienais įspūdingiausių, vienais didžiausių. Aišku, gaila, kad gali būti lietaus, audrutės ir taip toliau, bet viliamės, kad viskas bus gerai. Tai va, vyksta koncertai, žmonių daug, tai žiūrėsim, kaip seksis toliau. Nežinau, kaip pavyks filmuoti naktį. Jau kažkur ferverkai ten toli sproginėja. Tai nežinau, kaip pavyks filmuoti naktį, tikiuosi vaizdas vyks normaliai. Ir tikiuosi audrutės labai didelės mums nebus. Ferverkais mėgausis ir 4 kruiziniai laivai.
Du laivai dar buvo kiek toliau nuo prieplaukos. Taip. Einam. Tai 2 laivai kruiziniai buvo kiek toliau nuo prieplaukos. Neaišku, ar jie išplaukė ar neišplaukė. Žiūrėsim. Manau, kad dar jau neturi. Čia koncertas bus. Žiūrėk, ar jau. Galėtų išjungti.
sako, dangus pilnas žvaigždžių. Žiūrėk, užrašė Madeira. Wow! Kas? 2, 1. Laivai, aš sakiau, kad laivai irgi šaudys. Tau jausi neprireikia. Aš galiu dar labiau žinoti. Su naujais metais sakyti. Einam čario. Nu mažiukai, nieko negalim padaryti. Viskas, to išvažiuosim. Nu ką, ferverkus pažiūrėjom, dabar yra misija išvažiuok iš Fanšalio. O, kaip gražu. Va, mes ten žiūrėjom. Aišku, dabar sunku pamatyti. Bet va ten visi kruiziniai laivai buvo. Va ten. Ir mes kažkur ten žiūrėjom ir tikrai, dar tebe šaudo.
Tai va, priekį rodo vieną kamštuką, antrą kamštuką, trečią kamštuką. Bet išvažiuosim. Ne va, sustosim. Adžalas smigęs. Jam tai buvo per garsiai. Va, autos kontrol. Jam nepatiko. Nežinau, reikės rytoj pašnekėti. Nes sakė, per garsiai, per daug, per triukšminga, nusibodo, pavargau, šalta, daug telefonų. Žodžiu, viskas buvo negerai. Ledai netiko. Kol valgė ledus, tol buvo gerai. Pavalgė ledų. Karuselės einam, ar jau atėjom, kol supos viskas buvo gerai, pasibaigė karuselės. Žodžiu, bet nieko, mūsų Adžala atlaikė, nu ką norėti, dabar 2 valanda, 2:30 valandų nakties Lietuvoj, o taip, mes bandom išvažiuoti, grįžti. Iki. Visi laivukai pažiūrėjo ferverkus ir te paslidęs iš oro uosto. O mums vienas dalykas žiauriai nusisekė, tai dėl oro, nes kaip tik šiąnakt parkeliauja audrutė ir gera audrutė. Rodė lietų, kad nuo pat 6, 7, paskui keitėsi 9, kad tikrai gerą lietų turėjom gauti čia Funšalė, bet mums nuskilo. Ir visų tuo laikotarpiu, kol mes stebėjom ferverkus, nelyja. Nu, išskyrus ten apie nuo 9 iki 10 palyja, bet paskui apdžiūvom, išdžiūvom ir viskas buvo be jokio lietaus. Nu, tai dabar važiuojam namo ir žiūrėsim, ar ten gausim lietaus. A? Na. Žiūriu. Taip. Kur? Einam tiesiai? Einam tiesiai. Čia kažkur yra live kamera, ta visa. Čia va tipinius kambarėlius.
čia tai grožį padarė. Tik neliesk nieko, gerai? Čia toks nupūtė. Neliesk tik tais, gerai? Ir išmesti. Taip, taip. Čia iš jau durus. Taigi mes valgėm. Taip, balandžio kapą. Sardinės? O, čia konservas. Čia va. Ne, čia yra sardinės. Su Madeiros iš karto. Garlic. Roasted codfish. Konservuose yra žuvis. Taip, čia yra žuvis. Va, vietoj magnetukų. Konservų dėžutės. O kas tik nori. Tai paskutinę dieną prieš išvažiuojant vaikštom po Funšalį. Naujų metų diena. Su naujais metais jis visus ir mus. Šiandien tinginio diena, nes vis tiek iš po fejerverkų vakar vėlai nuėjome miegoti. Taip, ledai. Please no. No, please no. Please ice cream no. Tai šiandieną tinginio diena, plus yra visi žygio takai uždaryti, nes šiandien yra filmuo, vakarė yra.
oranžinis ir vietomis raudonas pavojus dėl kritulių, dėl vėjo, dėl... Please, no. Please ask me. No. Yes. No. Yes. Tai dėl oranžinio raudonų perspėjimų ir dėl vėjo, dėl... No! Yes. Dėl vėjo, dėl tikimybių nuošliaužos. Please ask me. No! Pasivaikščiojimo takai ir Nevadas yra šiandieną uždaryta dėl raudono ir oranžinio pavojaus, nes aukščiau viršūnėse vėjo greitis gali siekti ir 100-115 km/h greitį. Ir yra nuošliaužų tikimybė, griūčių, gali būti nepravažiuojami keliai, bet Funšaly visai geras oras. Dienos metu, dienos metu mums biški palyjo ir paskui visai prasigėdrijo, bet į vakarą tai gali būti, kad vėl vėjai kils ir čiongai pūs. Čia mama. Ne, čia mama. Turiu vaizdinius įrodymus, ar jau aš viską nufilmavau. Kaip pasitė. Galim pasižiūrėti nekilnojamo turto. Čia kažkokie griuvėsiukai parduodami už 170 000. Susiremontuoju ir gyveni. Apartamentai, pusė milijono. Kur čia? Funšaly. Čia žemės sklypas. 300 000 Toreno. Apartamentai Funšalys. Nu va, Funšaly. Kainos aukštos. Tokia griuvena 170 000 prašo. Nu, gali pasistatyti paskui kažką. Gerokai padidėjus tėkmė. Sėdėm Madeiros oro uoste. Atvykom su savo visus čimodanais, šiaip netyp įkišom viską į lagaminą, sugrūdom, su kojom prispaudę, užkasim ir eisime patėlėmės, kad mūsų skrydis įvyks laiku, nors jau nukėlė pusę valandos būtent skrydį, nes šiom dienom vyksta audrutės Madeiroje. Tai dabar irgi lietaus debesis matau pareina, saulė užtemdys ir taip toliau. Tai viliamės, kad pargrįšim normaliai. Kas atsisveikins su Madeira, buvo smagu.